kalbėti ir rašyti ir sėdėti tykiai. Čia mūsų draugai, čia knygos ir juokas, šiandien jau 100 dienų, kaip mes jau pirmokai. Čia mūsų mokytojas ir draugai, mums mokykloje gerai. 100 dienelių ėjo, praėjo, skaičiai rikiavos, raidės byrėjo. Sėdi klasėje po 2, rašo daugybę klaidų, pakartoja raideles, jas įrašo į eiles. O jums užduotis sustoti į žodį mokykla. Ar teisingai sustojo mūsų draugai? Ir jūs turėsite pasakyti, kokia tai pamoka. Atsiprašyti Tina Deividas, Deimantė. Skambėjo vėl skambutis, matematika 2, lėkim, netingėkim, juk puiki ši pamoka. Kiek kojų ant stalo, kiek pirštų ant tavo kojų? 10. Girdėjau du atsakymus. Vieni sakė, kad 5, kiti sakė, kad 10. Kodėl kiškis nenešioja akinių? Sako, ar teisingai sako už tai, kad jis valgo daržoves? Kad sportuoja, pastoviai sportuoja. Tai, prašau. Todėl, kad ilgos ausis už tai gerai matosi. O dabar sunkus labai klausimas, prašau, Deimantė. O kiek kojų turi gulinti katytė? 4. Pasaulis nuostabus, jis apjungia mane. Pažinti jį nori visi, tiek dideli, tiek ir maži. Tiesa ar melas? Karvė naminis paukštis. Melas. Višta deda bulves. Melas. O kiaušiniai auga žemėje. Melas. Čia viskas absoliučiai. Lapės geriausias kiškių draugės. Melas. Kauziuko kūną dengia žvynai. Melas.
Matė. O visokio kartų bus tau. Visas šimtas būsi tu moksleivis, didelis ir rimtas. Tai smagu draugų būrelį taip daryt. Tai smagu draugų būrelį taip dainuoti šią dainelę ir dainuodamas dainelę taip daryt. Tai smagu draugų būrelį taip dainuoti šią dainelę ir dainuodamas dainelę taip daryt. Tai smagu draugų būrelį taip daryt. Tai smagu draugų būrelį taip dainuoti šią dainelę ir dainuodamas dainelę taip daryt. Jei smagu draugų būrelį pakartok. Jei smagu draugų būrelį pakartok. Jei smagu draugų būrelį taip dainuoti šią dainelę ir dainuodamas dainelę pakartok. Visi dainuojam. Tu Gaideliai, baltų žirnių sūrė, dvi vištelės į malūną vežė. Dvi vištelės į malūną vežė. Musė maišė, uogas vandens nešė. Saulė virė, mėnesėlis kepė. Saulė virė, mėnesėlis kepė. Šiandien noriu pasidžiaugti, kaip jūs gražiai sudėjot žodį mokykla teisingai, kaip jūs teisingai atsakėte į matematikos klausimus, kaip atskiriat ir melas ir tiesa. Aš linkiu jums, kad ties šita gražia šimtadienio švente nesibaigtų džiugios akimirkos mokykloje, kad jūs ir pirmadienį, ir dar daug dienelių eidami į mokyklą, kiekvieną dieną patirtumėt pažinimo džiaugsmą, patirtumėte mokymosi sėkmę ir mokykloje patirtumėte bendravimo džiaugsmą. O nuo ko tai priklauso? Kas padės šitą visą padaryti? Bravo, paplokit šitai emocijai. Mokykla tai yra ta vieta ne vien tik, kur vaikai skaičiuoja, rašo, piešia, šoka ir dainuoja, bet dar ta vieta, kur vaikai draugauja, kur taip svarbu, kas sėdi šalia, kieno akutės kiekvieną dieną jūs pasitinka ir džiaugiasi kiekvienu jūsų žingsneliu, kiekvienu laipteliu šokteltų aukštyn. O dabar, kadangi mes jau esame pirmokai ir rašome testus, skelbiu testą ypatingą. Sėdėdami gražiai, paduodame rankelę draugui, kuris yra šalia, iš vienos ir iš kitos pusės. Gera, kai saulė leidžia sau salėdama. Gera,
diena. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainų tu man dainuotum tu. Kai kurie nedrąsūs, bet jau patapo drąsesni. Ir visko labai stropiai mokosi. Be abejo, su pagalba. O pagalbininkai tėveliai dirba, skaito, rašo, net valgyti neprašo. Ką jūs labiausiai mėgstate veikti mokykloje? Gal žinote, kiek jau dienų mokėtės mokykloje? 100. O tau net nusibosta, ateini pamokas, sėdi, miegi? Ne. Tau patinka mokykla? Kas tau labiausiai patinka, kai išeini, tarkim, į kiemą? O tau patinka tavo mokyklos direktorė, kad jinai organizuoja visokius spektaklius, keliones? Kas jums patinka mokykloje? Skaityti, rašyti, Kas jums patinka? Patinka skaityti. Tiems, kurie moka dirbti. Koks jūsų mėgstamiausias gyvūnas? Kokia jūsų geriausia draugė? Ar žinot, ką reiškia šimtadienis? žinau, nes reiškia, kad 100 dienų.